Laidą pristato Auksinė mintis. Po savaitgalio sunkiausios tik pirmos 5 dienos. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas, kolegė. Turiu džiugių naujienų. Nu, pasako, kokias džiugimo tavo naujienas. Gal rusiškas dujas atpigo? Ne, aš ne apie rusiškas dujas noriu pasidžiaugti. Nu, tai apie kokį džiaugsies? Tai va, Panevėžio miesto valdžia sako, ate oranžiniams liemenėms. Ta prasme, kelininkam? Niekas stebėtina, važiuojant Panevėžio miesto gatvėm, toks įspūdis susidaro, kad čia jau seniai jų nebėra. Ir ilgai jau nebėra. Klausykite, kolegė, aš ne apie kelininkus kalbu. Nu tai apie kokį tu kalbi? Apie darbuotojus oranžinėmis liemenėmis, renkančius po 2 litukus už automobilio stovėjimą. Eik jau, šitų nebebus. Tik kad nebereiks mokėti už stovėjimų mieste. Dėja, kolegė, už stovėjimą mieste mokėti reikės ir žymiai daugiau. Net supratau, materyčius ir liemenėm nebus, o mokėsime daugiau? Komgi mes mokėsime? Paklausykite, manęs, kolegė. Panevėžys seka didmiesčių pavyzdžių ir kontrolierius ketina pakeisti bilietų automatais. Pfu, tik nejuokink. Šitiek metų apie tai kalba ir žoda padaryti, bet nieko nepadarė ir tikrai nepadarys. Na, galite juoktis, bet planai realūs. Savivaldybė ketina atsisakyti 2 litų mokesčių už visą darbo dieną ir po litą apmokestinti stovėjimo valandą, o be to mieste bilietų automatų, vadinamų parkomatų, pristatys net 30. Tai paklausyk, tu ko čia rimtai kalbi? Tai žinok, tada, kai nebebus tų babučių su liemenėm, tai aparatą niekas nemokės. Kur tu matai, kad kas nors savo norą mokėtų pinigus už stovėjimų? Dėja, kolegė, kontrolė bus. Gatvėje pastačius bilietų automatus bus atsisakyta šiuo metu mokesčius renkančių Panevėžio gatvių darbuotojų, bet vairuotojai nebus palikti be kontrolės. Tam numatoma įsteigti 4 etatus. Naujieji kontrolieriai lankysis mokamus automobilių stovėjimo vietose ir tikrins, ar jomis nesinaudoja mokesčio vengiantis vairuotojai. Ir kas? Sagausė skaityk mane, gaudyk vėjų laukuos. Ko jie man padarys? O žinokite, kad jums uždės baudą. Jie jau prognozuoja, kad iš tokių kaip jūs, kolegė, į savivaldybės sąskaitą per metus surinks apie 110–160 tūkstančių litų baudų. Ei, tu čia mane gūzdinė, ne? Aš visai jūsų negąsdinu. Tokia laukia realybė. Nieko aš nebejau. Sustardavau su tam babutėm dryžuotam liemenėm, sustarsi ir su tais 4 naujais. Nikdžių nemokėjau ir nemokėsiu už tų stovėjimų. Bet va, kaip dabar bus? Na ir kas jūs neramina? O berniaukai su BMW atlaikdavo anksčiau, apreikdavo tas mačiutės prašančias 2 litų. O dabar jie kolios, kai jų nebebus. Jeigu vis tiek nemokėjo ir nemokės už automobilio stovėjimą.